Radistai grįžta čia su jumis, Justinas Sinkevičius, Rolandas Mackevičius, per Zip FM. Thank you for listening. Jau net 7 minutės po 8 valandos vakaro, pats laikas būtų pradėti skambučius. Va, o skambutis pirmasis, tai labai paprastas bus toksai apkatkiai. Žodžiu, turime mergaitę tokią, kuri dalyvauja Facebook'e kažkokiam tai konkurse, kur galima laimėti fotosesiją. Na ir žodžiu, taip jau gavosi, kad mes, kaip to konkurso organizatoriai, gavome jos numerį iš jos draugių. Taip. Ir norime pasiūlyti kiek kitokią fotosesiją. Let's do this. Let's do this. Pradėk. Alio. Na. Labas. Labą. Laura? Jo. Klausyk, Laura, tu dalyvavai tokiam Facebook'e. Ai, nu čia Andrius skambina. Koks Andrius? Andrius Vasiliauskas pavardė mano. Tipo, bet tai tu dalyvavai Facebook'e konkurse. Dėl fotosesijos. Dėl fotosesijos. Nu. Nu va, tai mes šiandieną tipo turėtumėm skelbti 22 valandą. Mhm. Va, tai žodžiu, turbūt nepaslaptis, kad laimėjai. O tai iš kur mano numerį gavot? Nu, tavo draugai labai, žinok, yra dosnus. Nu. Va, tai teko keletos paklaust, bet po to galų galiausiai gavau. Na, aš galvoju, žinai, man asmeniškiau gaunasi, kai skambinti. Mhm. Va. Tai ką darai? Nieko, sėdam. Bet tai čia apie kurį tu konkursą kalbė? Nu, žodžiu, laimėjai fotosesiją ir esmė tokia, kad prie Facebook'o dabar sėdi. Aha. Girdžiu, pliumpsi pas tave. Klausyk, tu KTU nestudijuoji? Taip. O šitągi, žiūrėk, tai ta fotosesija... O tai ta prasme, nu, gerai. Žiūrėk, tai tipo, tai aš tau, dėl to, kad pas mus, nu, yra fotografas, kuris, tipo, užsiema visokiom fotosesijom ir tai, nu, ta prasme, tu gauni tokią fotosesiją normalią, bet gali... Tai ta prasme, mes čia dviesi dalyvavom. Aš žinau, tai jūs ir laimėjot. Nu, abi. Ai, gerai. Tikslinuosi. Nu. Va, tai tenais kas ten su kambariokė tu buvai, ne? Taip. Nu, tai va. Tai žiūrėk, bet, tipo, kambariokė tavo jau, nu, tipo, faina, viską, nes, aišku, fotosesija, bet gal tu norėtum pasifotkinti šiek tiek atviresniam nuotraukom? Tai gal ne? Nu, nes, tipo, yra galimybė tokia pasidaryti aerofotosesiją. Ačiū, manęs visiškai nedomina. Kas tas nedomina? Normaliai, ten, žinok, čiauriai gera fotosesija. Nu, tai gali būti, bet manęs nedomina. Žinai tokį portalą Šokoladas LT? Ne. Kur tipo šokoladinės mergaitės būna. Nu, žodžiu, jeigu mes laimėjom tą, tai viskas labai gerai. Nu, tai dar neaišku. Darom į tą fotosesiją ir... Tai žiūrėk. Aš tau, tipo, siūlau, nu, normalią fotosesiją, tipo, žiauriai gerą ir, tipo, ką žinau. Tipo, turėsi fotkės, galėsi parodyti vaikams. Bet tai, kodėl tu čia skambini? Nu, nes aš tau per Facebooką, taigi nesiūlysiu tokių dalykų. Durnatų. Kaip tu čia kažką svaigsti? Durnatų, aš tu dabar per Facebooką sakysiu, davai noga fotkinkis, nu tai gal biški irgi protų turi. Bet tai čia pagal viską, mums Deimantė turėtų skambyti, ne? Nu, tai Deimantė yra atstoj tenais, viskas. Mes, kai šitokie reikalai eina, tai sekretorės nežaidžia. Tai va, žodžiu, tai siūlau tau erotinę fotosesiją ir galima, žinok, gausi pinigų. Nu, man neįdomu. Aš tau siūlau 800 litų. Nu, man neįdomu. Kiek tu nori? Nu, aš nenoriu. Nu, tai kiek? Nu, tai vis tiek yra kažkokia tai suma. Yra kažkokia tai suma. Nėra. Na, aišku, kad yra. Nu, už milijoną galėtum pasidaryti erotinę fotosesiją? Negalėčiau. Negalėtum? Tu labai nedrasi. Už 10 milijonų litų? Ne už 10. Aišku, kad galėtum. Nu, tai tau kitos pasidarys už 800. Nu, tai gal kambariokė, tipo, norėtų? Taip, pakalbėk. Nu, duok man tą kambariokį. Klausau. Labas. Labas. Nu, klausyk.
Tipo. Ką? Taip, ką darai? Nieko. Nu, tavo kambariokė labai nedrasi. Kokia? Nedrasi. Nedrasi, aš irgi tokia pati. Tokia pati nedrasi? Žiūrėk, gal nori aro fotosesiją gauti? Ne, nenoriu. Nemokamai visiškai. Jūs galite dviese būti. Tai aš tikiu, kad gražiai pasifotinsite. Galėsite nerodyti, papa. Kas esi? Ką? Kas esi? Andrius. Koks Andrius? Na, koks tas skirtumas, koks Andrius? Aš tau sakau, kad jūs laimėjot fotosesiją, aš jums siūlau aro fotosesiją ir abi dvi gausite po 800 litų ir viskas. Maladėt. Tai gerai, mes pasakėm, kad mūsų nedomina. Nu, tai tada ir tos fotosesijos negausite. Kaip? Nu, tai ir tos tada fotosesijos negausite. Nu ir gerai. To gerai. Nu, tai palauk. Ko? Ko tu tokia pikta? Ką? Ko tu čia tokia blatna pikta? Mes neblatas, tiesiog mes pasakėm savo nuomonę ir viskas. Aš tu to duosiu nuomonę. Klausyk. Davai, aro fotosesiją daryk. Davai. Ei, davai. Nešneku tam davai. Davai. Klausyk. Koks tavo vardas, Miglė? Perskambink. Ups, dėsi. O, Jėzus. Mergaitės. Palauk to jau. Jeigu pakels dar numes to ragelį. Alio. Nu? Nu, klausyk, ko čia man ragelius mėtai? Nu, viskas, mūsų nedomina su tavo fotosesija. Tai tada dar vieną dalyką tokį tau pasiūlysiu. Klausyk, gal tu nori mamai linkėjimus perduoti? Ką tu čia iš vis laiksti? Tu gali mamai linkėjimus dabar perduoti, nes tu esi radio stoties Zip FM eteryje. Ha, bastard bitch. Tave išdūrė radistai. Radistai, Rolandas ir Justinas. Mums irgi. Aišku, šaunuolis, kad nesutikot fotografuotis šlykštiems nuogalių žurnalams, kurių mes nepuoselėjom ir tikrai neskaitėm. Galiu pasakyti, šitus bairius apie mamą, tai buvo visai nejuokingas. Tikrai? Tikrai. Tipo, kodėl tavo mama neklauso Zip FM? Neklausom. Ai, nu tai tada iš tiesų nejuokingas. Labai balsas buvo bauginantis. Nu nieko, dabar jau galite atsipalaiduoti. Nesipanink, normaliai visas balsas. Ačiū už pokalbį, ate. O galima sužinot, kas... Aišku, galima. Vienas. Jos girgi numetė ragelį. Vienas. O, aišku, galima. Babat.